Tai apie ką šiandien noriu pakalbėti. Pasikalbėkime apie Dievo žodį. Ir rašto vieta. Tai Morkaus Evangelijos 4 skyrius. 35 eilutė. Na ir toliau visa ta istorija, kuri be abejo yra žinoma, nes mes visi skaitėm Bibliją, aš tikiuosi. Nors kartais dar sutinku, kurie ir būna neperskaitę, 30 metų lankė bažnyčią. Bet daugiau mažiau esam girdėję šitą istoriją apie tai, kaip Jėzus su mokiniais plaukė audroje, Jėzus užmigo, mokiniai panikavo, po to Jėzus pabudęs sudraudė audrą ir visi stebėjosi, kas jis yra toks, kad net vėjas ir ežeras jo klausosi. Bet pradėkime iš pradžių ir tą pačią dieną atėjus vakarui Jėzus tarė savo mokiniams: irkimės į aną pusę. Irkimės į aną pusę. Štai Jėzaus žodis. Irkimės į aną pusę. Gyvenimas su Dievu arba gyvenimas su Jėzumi. Mes dažnai sakome, pakviesk Jėzų į savo širdį, pakviesk į savo gyvenimą, gyventi su Jėzumi ir panašiai. Ką mes įsivaizduojam kartais? Gyventi su Dievu, pakviesti į savo širdį. Daugelis žmonių norėtų gyventi kaip gyveno, tik tai truputį geriau. Gyventi ir daryti tai, ką jie nori, visus tos dalykus, bet dar, kad tai ir sektųsi, ką jie sumano, kad jų visi sumanimai sektųsi. Ir jeigu turėsi Jėzų save, tai nieko blogo nenutiks. Visi tavo sumanimai išsipildys, taip. Ir tada mes kviečiame Dievą į savo gyvenimą. Jėzau, ateik į mano namus, ateik į mano gyvenimą, ateik į mano planus, daryk tai, ką aš noriu, padėk man daryti tai, ką aš noriu. Tačiau jeigu skaitytume Šventą raštą, mes matome truputį kitaip, kad Jėzus kviečia pas mus, o ne Jėzų kviečiasi. Yra taip, kad pasikviečia Jėzų kas nors į svečius, į namus, bet dažniau Jėzus kviečiasi. Yra be abejo istorija apie Zachėjų, kur Jėzus pas jį į namus atėjo ir pakeitė jo gyvenimą ir visą kitą. Bet dažniau mes girdime, ėjo Jėzus, Petras su broliais gaudė žuvis, Jėzus jiems pasakė, sekite mane. Ir kas atsitiko? Jie paliko tinklus ir sekė jį. Ėjo pro muitinę, pasakė Matui, sek mane. Matas paliko visą tai ir sekė. Jėzus sako, persirkime į aną krantą. Jėzus kviečia mus kažkur nukeliauti. Kažkur iš ten, kur dabar esame, nukeliauti kažkur, kur jisai mus veda. Kur? Kartais ne. Aš prisimenu savo atsivertimo priešaušrį, ir kaip pasakyti, buvo toks laikas, čia jau daugiau kaip prieš 32 metus tai buvo, ir kada mano grupės draugai pradėjo liudyti Kristų, aš, kaip žinia, labai priešinausi, nes man tikinčiam, visą gyvenimą tikinčiam, bedieviai pradėjo skelbti Evangeliją. Tai, buvo toks įžeidimas. Ir aš daug ginčiausi su jais, taip, kol aš tiesiog suvokiau, kad tai, ką aš pažįstu, nėra taip, kad jie žino daugiau, kad ten yra daugiau. Ir pamenu labai tokį jausmą ir pergyveną, aš pajutau, kad aš esu prie atsivertimo slenksčio. Ir buvo toks jausmas, kaip stovėčiau kokioj nors gryčioj, pirkioj, viename kambaryje, ir stovėčiau ant slenkščio į kitą kambarį. Bet tas, kas yra naujame kambaryje, aš nieko nematau. Ten dar yra tamsa, kad aš pamatyčiau, man reikia žengti žingsnį. Ir aš jaučiu, kad aš stoviu ant tos slenkščio. Ir visą savo esybę suvokiu, kad aš tuoj pereisiu ten. Bet atsisukęs dairausi atgal ir suvokiu, kad aš čia žinau, kas yra. Aš žinau, ką palieku. Bet aš nežinau, ką aš atrasiu. Kada šitą pergyvenimą papasakojau savo vienam draugui, jisai taip įvardino. Pošlas tas gyvenimas, bet gaila jį palikti.
Reiškia, taip įsiverdino, baisus tas gyvenimas, bet gaila jį palikti. O ten jaučiu, kad ten yra kažkas geriau, bet kas, aš nežinau. Ir kad įeičiau į tą dvasinį, reikia žengti žingsnį. Vėliau tai ir įvyko. Taigi, Jėzus sako, persirkime į aną krantą. Jėzus sako, palikime vieną krantą ir plaukime į kitą krantą. Palikime ir plaukime. Palikime kažką, kad atrastume. Taigi, kad gyventume su Dievu tą gyvenimą, kokį Jis nori dovanoti, ir kad nukeliautume į aną krantą, didžiąją prasme, į amžiną į gyvenimą, gali būti ir mažesnės prasmės pasiekti kažkokį mažesnį tikslą, kokį nors įvykdyti kokį darbą, bet visur, kad nuplauktum su Jėzumi, reikia palikti šitą krantą. Ir didelės problemas ir yra tol, kol tu palieki tą krantą, nes tau reikia atsiirt, plaukti į nežinę, tu nežinai kuriais ir tik tai viskas priklauso nuo to, kaip tu trokšti kažkur nuplaukti ir kiek tu pasitiki tuo, kuris tave ragina plaukti kartu. Ir dar, aišku, priklauso, kiek tu myli tai, kad tu palieki. Todėl Jėzus ir sakydavo, nei vienas netinka dangaus karalystėje, kuris uždėjo ranką ant arklo ir dairosi atgal. Tokie netinka Dievo karalystėje, tokie nenueis į amžinąjį gyvenimą. Vadinasi, irkimės į kitą krantą. Reiškia, turime kažką palikti. Neįmanoma palikti. Nepalikus senų dalykų, turėti dalykų naujų. Palikti senas draugijas, blogas draugijas, palikti senus įpročius, palikti kažką, paaukoti, vienaip ir kitaip reikia ir tenka. Ir tai skausminga. Todėl neatsitiktinai daugeliui pasauliečių, šio pasaulio mėgėjų, krikščionybė asocijuojasi su mirtim, nes pats labiausiai pažįstamas ir aiškiausias krikščionybės ženklas yra kryžius. Ar ne? Ir visiems kryžius tai mirtis. Nes kryžius, kur daugiausiai matom kryžių? Kryžių matom kapinėse. Vadinasi, kryžius lygu mirtis, lygu viskas, žodžiu, viskas suvienodai ir kalba tik tai apie minusą. Taip, norint sekti su viešpačiu, reikia mirti. Sako, jeigu susitapatinsime su juo mirtyje, susitapatinsime ir naujame gyvenime. Taip, krikščionybė ir reiškia mirti, bet mirti kūnui, mirti kūniškoms aitrom, kūniškiams geiduliams, pasaulio dalykams, daugeliui dalykų, kurie riša mus prie žemės kaip inkaras, šitiems dalykams yra mirtis. Nežinau, sako, kažkuriam mieste, ar Kaune, ar Vilniuje, nežinau, kai pastatė Lidlą, tai Lidlė įdeda to miesto vaizdą. Šiauliuose auksinis berniukas yra Lidlė. Bet kitame buvo miesto panorama ir miesto panorama, tiek Kaunas, tiek Vilnius, jie turi ką? Daug bažnyčių. O bažnyčios turi kryžius. Ir jiems taip nepatiko, reiškia, tada jie visus kryžius nuėmė. Ir reiškia, miesto panorama, bažnyčios be kryžių. Kad nebūtų galbūt neigiamų asociacijų, nežinau, kad žmonės pažvelgia, neprisimintų Kristaus ir nepradėtų siekti dangiškų vertybių, bet pirktų tas žemiškas. Nežinau, kame tas jūsų sumanimas, bet esmė yra ta, kad daugeliu kryžius, pasauliui kryžius kelia neigiamus asociacijas. Bet kryžius, jis yra žinia. Tai jis yra simbolis. Vėlgi, kaip galim kalbėti, kryžius, ten garbinti kryžių, panašiai. Kryžius yra simbolis. Ir
Toks simbolis kaip pilni keliai yra kelio ženklų. Ar ne? Reiškia, yra kelio ruožas, jis yra labai avaringas ir kad nebūtų tiek avarijų, pastato tam tikrą ženklą. Ar ne? Šventas ženklas gelbsti. Ne. Ženklas ir toliau negelbsti, jeigu žmonės netkreipia dėmesio į tą ženklą, į šitą simbolį ir nedaro išvadų. Jei ir toliau, reiškia, parašyta, lėtinti greitį, jie nelėtina, tai negelbsti. Jei ir toliau netkreipia dėmesio, kad ženklas įspėja, kad reikia sukti į staigus posūkis, o jis važiuoja tiesiai, jis ir toliau užsimuš. Pats ženklas nieko nepadės, jeigu tu žiūrėdamas į tą ženklą nesielgi atitinkamai. Tai yra simboliai. Lygiai taip pat ir kada visur yra kryžiai, tai yra simbolis. Jis negelbsti, aš nešiosiu kryželį, velniai manęs neapstos. Ne, velniai tavęs neapstos, jeigu tu prie Jėzaus būsi. O jeigu tu nešioji kryželį, gal tave labiau įpareigos, kad primink, kad tu vis tik tai krikščionis ir pats visiems viešai skelbi, kad esi krikščionis nešiodamas kryželį, vadinasi, tu pats save įvarai į kampą, kad visų akivaizdoj tu ir elgtumėsi kaip krikščionis. Kadangi tu neši Kristaus simbolį, tai elkis ir tu pats save įvarai. Žinai, jeigu nenešioji, tai dar kokioj gali apsimesti, kad tu ir nekrikščionis. Bet jau tu atėjai į viešumą su kryželiu, tu jau krikščionis. Būk mielas ir pateisink savo tą savo nuostabų įvardą, šitą privilegiją ir pateisink. Ir pats save įvarai, aš pateisinsiu, aš jau nebegaliu kur bėgti. Bet tai yra simbolis. Pats kryželis tavęs negelbės, bet mokėjimas perskaityti ir elgimasis pagal simbolį, jis tave išgelbės. Taip kaip kelio ženklų paisimas. Kada mes skaitome, pavyzdžiui, šventajame rašte, ir apskritai kaip buvo statoma Izraelio šventykla, vėlgi, jinai turėjo išorinį kiemą, aukų aukurą, apsiplovimo indą, toliau padangtį ir galiausiai švenčių švenčiausiąją. Ir visa tai buvo simboliai ir metai iš metų kasdieną būdavo atnešamos aukos, būdavo deginamos aukos, diena iš dienos su avinėlių krauju į švenčių švenčiausią eidavo vyriausias kunigas, kuris tik te galėjo. Ir visa tai buvo kas? Visa tai buvo kalbama apie tai, kas turi įvykti. Tai buvo atvaizdas dalykų, kurie vyksta danguje ir kurie dar turės įvykti. Tai buvo kalbėjama, kad ateis laikas ir ateis avinėlis į švenčių švenčiausią, nebe į žemiškas padangtę švenčių švenčiausią, bet į dangaus dvasiniam pasaulį ir atneš auką už visas tautas, už visas žmonės. Ir kada mirė Kristus, praplyšo uždanga ir tai įvyko. Vėlgi, ta praplyšusi uždanga buvo simbolis to, kas įvyko danguje, kad į dangaus švenčių švenčiausiąją įėjo avinėlis su savo krauju, atpirkdamas visos žmonijos nuodėmės. Ir tai yra įvykę ir tikėjimu mes galime tame gyventi ir betarpiškai turėti bendravimą su Dievu. Krikščioniškos bažnyčios dabar, ypač, tarkim, katalikų bažnyčia, jeigu pažiūrėtume, irgi kažkiek tai jos tas išdėstymas primena, kad ir ta Izraelio švenčių švenčiausiai yra altorius, yra toliau ir visos tos mišios. Aš visada galvojau, kad tai yra tarsi paminėjimas, reiškia, jeigu iki Kristaus mirties Izraelio padangtė buvo visada vaizduojama, kas mokėjo skaityti, kas įvyks dvasioje, tai dabar minima, kas įvyko. Žinot, kaip ten kažkokia šalis pergalę švenčia, kas įvyko, kad Kristus atėjo ir padarė. Bet šiaip
truputį yra kitaip. Jeigu pasidomėtume arba paklausome, kaip supranta katalikai, kad ne. Tai neminėjimas jų požiūrį yra, tai yra vėlgi aukos atnešimas, kad kiekvieną kartą, kad aukojamos mišios, Kristus vėl miršta. Ir vėl auka. Tik tai vyksta nebe kruvinų būdu. Be abejo, protestantai jau truputį kitaip į tai žvelgia. Bet šiaip tai tiek to senoji šventykla, tiek naujosios šventyklosios irgi yra, yra tam tikras liudijimas arba yra tam tikras skelbimas ir tam tikra žinia. Jeigu aukos nešamos Senajame testamente irgi buvo žinia apie Kristų, taip ir mišios dabar yra liudijimas apie atliktą auką. Jeigu žvelgtume į pastatus, tokius, kokius statė viduramžiais, kokius statė Renesanso laikais, kada buvo statomos bažnyčios, jos irgi yra kaip simbolis ir kaip žinia, kurią neždavo žmonėms. Pavyzdžiui, sakoma, kad popiežius Grigalius yra pasakęs, kad paveikslai, kodėl tarsi atėjo katalikų bažnyčia daug paveikslų, skulptūrų ir visa kita, liktai, pirmaisiais amžiais to nebuvo ir ypač, nedarysi jokio atvaizdo ir pavydalo ir taip toliau. Tarsi to neturėtų būti, bet jis pasakė, paveikslai tai nemokytiem žmonėm tas pats, kas mokytam žmogui, mokačiam skaityti raštas. Vadinasi, vietoj to, kad užsimtų žmonės mokyti skaityti rašto, jie pradėjo kalbėti vaizdais. Bet šiaip tai vaizdams irgi reikia paaiškinimo, ar ne? Važiuokim, pavyzdžiui, į Vilnių, į Petro Povilo bažnyčią, ateini ir ten visos sienos, visos lubos yra figūrų visokiausių, ko tik tai ten nėra, pilna. Žmogus net susigūžta ir įsigasta ir ypač pamatęs bažnyčią, reiškia, stovinti, reiškia, griaučius, giltinę, žodžiu. Paprasti žmonės įsigasta ir sako, kaip jie įsivaizduoja, kad ateina į šventyklą, tai turėtų stovėti tik šventųjų skulptūros ir jiems meldiesi. O čia stovi, reiškia, griaučiai su dalgiu ir žiūri kažkuria pusė, sako, kas čia. Paprasti žmonės įsigasta, jie nežino. Bet ten yra žinia, ten yra visa istorija. Ten gali praleisti visą dieną su kokiu nors išmanančiu, kas ten yra, ir tu sužinotum tiek daug istorijų, nes ten yra ir krikščionybės istorija pavaizduota, ir biblinė istorija, ir dramblys ten, ką reiškia Augustinas. Bet viską reikia išaiškinti. Suprantat, esmė yra ta, atrodo, padarysi paveikslus ir bus aišku. Ne, vis tiek reikia paaiškinimo. Kas čia vaizduojama. Ir kada tu pradedi aiškinti, tu pamatai, kad ten žmonėms yra per tas kultūras pasakojama istorija. Pasakojama tiesiog tokiu būdu skelbiama Evangelija. Kai čia aš pradėjau mokytis gidų kursuose, aš galvoju, kaip gaila, reiškia, kad Lietuvoje vien katalikų bažnyčios, dabar reikės vedžioti po katalikų bažnyčią, bet paskui pamačiau, kad kiekviena katalikų bažnyčia tu gali atsistoti ir pasakoti Evangeliją. Ir visi klauso. Nes kai išeina į gatvę, niekas nebeklauso. O čia atvažiuoja, sumoka pinigus ir klauso. Aš sakiau, wow. Ir prašom, kas čia yra pavaizduota, niekas nežino. Nuvažiuoja į Vilniaus katedros aikštę, įstoja prieš katedrą ir aiškini, žiūrėkit, Ananijas ir Safyra. Safyros mirtis. Kas čia per mirtis? Pamelavo šventai dvasiai. Čia luošio išgydymas. Ir tu gali skelbti Evangeliją. Tai yra nuostabu. Tai yra nuostabu. Ir pavyzdžiui, pati bažnyčia, jeigu parodytum pirmą minutę, pavyzdžiui, čia yra
Švėkšnos bažnyčia iš viršaus. Tai daugelis bažnyčių, kurios buvo statomos seniau, toks klasikinis arba tradicinis bažnyčios vaizdavimas arba jos forma, tai yra kryžiaus forma. Iš viršaus žiūrint yra kryžiaus forma. Tai žodžiu, prieini prie bažnyčios ir jau yra pati jos forma, jau yra tam tikras simbolis ir yra tam tikra žinia apie kryžių. Svarbiausią elementą. Ir tada sakyt, kas yra kryžius, dėl ko yra kryžius, kodėl Kristus mirė ant kryžiaus. Tai yra neišvengiamas dalykas. Tai vat, dabartinės bažnyčios gal jau pradėjo kitokius. Pavyzdžiui, yra viena įdomi netoli Vilniaus Sudervės bažnyčia, jinai yra apvali, čia jau ne kryžiaus forma. Nežinau jos istorijos sukėlimo, kitą parodyk, viduj visą tai išlaiko, reiškia, ir altoriaus vieta, ir viskas, bet visas pastatas yra, reiškia, apvalus, toks įdomus. Kokia kita? Šitą tai žinote, ne? Suprantat, su šita bažnyčia man atsitiko toks dalykas, kad Šiauliai čia organizuodavo bažnyčių naktis ir vykdavo ekskursijos ir reikėdavo vesti ekskursijas ekskursijos po bažnyčias. Ir atsisakė gydas ir man per savaitę reikėjo paruošti ekskursiją apie šitą bažnyčią. Ir suprantat, ir aš kai pasidomėjau šitą bažnyčią, aš likau sužavėtas architekto sumanymo. Ir supratau, kad pietiniam stovinti bažnyčia tai yra žinia visam Šiaulių pietinio rajonui. Žinia. Ir kokia yra žinia? Tiesiog, jeigu anksčiau būdavo, reiškia, kaip katedroje bažnyčia, bareliefai kalba ar skulptūros kažkokios kitur kalba, tai čia nėra jokių skulptūrų, yra tiesiog pilkas pastatas, tarp pilkų betoninių kitų 5 aukščių, 9 aukščių stovi susiliejantis irgi toks betoninis pastatas, ne? Tik tai jo, kad kažkiek forma kitokia. Bet pasirodo, architekto sumanymas buvo, tiesiog ne tik sumanymas, bet ir žinia. Ir dabar kiekvieną kartą, kai aš žiūriu šitą bažnyčią ar pavažiuoju, aš žinau, tai yra žinia žmonėms. Bet žmonės ar moka tai perskaityti. Tai tiesiog dabar pasakysiu, ką vaizduoju ir jūs galėsit kokiem savo draugui veždami papasakoti, kokia žinia čia yra. Šita bažnyčia turi tokią formą. Šiaip pati forma, jeigu pereitume kitą ir pažiūrime iš viršaus, žiūrėkit, ką jinai primena. Ką? Laivą. Ji primena laivą. Tai tas sumanymas ir buvo, kad kaip Nojaus laivas. O toks dalykas kaip bažnyčia ir laivas, tai visą laiką jie buvo šalia. Nes, pavyzdžiui, kad yra kokia renesanso, kokia bažnyčia, tai klausia, kelių navų yra bažnyčia. O navos tai yra erdvės suskirstimas. Pavyzdžiui, katedra pas mus yra didelė, bet vienos navos. Kitos yra daugiau. Ten, pavyzdžiui, jeigu čia būtų bažnyčios erdvė salė, tai būtų čia viena navė. Bet jeigu čia pastatytume eilę kolonų, kitą eilę kolonų ir jau būtų sudalinta į 3 dalis, būtų 3 navos. O nava reiškia laivas. Vadinasi, bažnyčia ir laivas visada ta mintis nuo seno buvo. O laivas tai ir yra tas dalykas, su kuriuo tu plauki, kažkur tai nukeliauji iš vieno kranto į kitą, taip kaip Jėzus sakė, persirikime į kitą krantą, ar ne? Ir pirmiausia, visiems asocijuojasi su Nojaus arka, su Nojaus laivu visi plaukia. Tačiau Nojaus laivas jis turėjo kitą skirtingumą, jisai neturėjo tikslo kur nors nuplaukti, ar ne? Jam tiesiog nuplaukti nebuvo kur. Nojaus laivas neplaukė iš kranto į krantą, nes kai jisai plaukiojo, krantų nebuvo. Visur, kur beplauktum, visas žemės rutulys buvo vien vanduo. Jiems suėjus reikėjo tiesiog išbūt
ir paskui sulaukus nuslūgimo kažkur sustot ir viskas. Dabargi, kada mes gyvenam su Jėzum, Jėzus nesako pasiplaukiokim ir viskas, ne, sako persilkim į kitą krantą, nes ten gyvenime kažkur kitur, kur veda Kristaus būrės. Ir todėl va čia, jeigu sakytume laivas pagal Nojaus arką, bet jis turi būrių stiebą. Būrės stiebas yra kryžius, ar ne? Būtent kryžius ir nurodo kryptį, kur mes turim plaukti, o kryžius reiškia mirtį ir prisikėlimą. Mirtį ir prisikėlimą. Vadinasi, jeigu mes sekame Kristumi, jeigu mes plaukiame kažkur su juo, įrėmės į kitą krantą, kažkas turi mirti mūsų gyvenime, kažkurie dalykai turi atkristi, kurie nedera ir kurių nepalikę mes niekada nepasieksime kito kranto. Kryžius visada mums primena, kad kažkas, kad ir kaip mums nepatiktų, bet kažką reikės paaukoti, kažkas turės būti numarinta, nes kitaip mes negausime naujojo gyvenimo. Taigi, ir kaip, reiškia, jau 2 kartus man teko ten pasakoti žmonėms apie šitą bažnyčią, tos bažnyčios lankytojams. Tai, suprantat, vieną kartą vienas žmogus pabaigoje ekskursijos pasakė, aš net nežinojau, kad mano kieme yra Nojaus laivas. Reiškia, žinia pasiekė, reiškia. Mes visi, kaip krikščionys, Dievas kviečia mus persirtyti į kitą krantą, kažkur nuplaukti. Galų gale iš seno gyvenimo į amžinai gyvenimą. Šiaip tai dar, jeigu kalbant apie ją, tai šitie tokie balti atsikišimai priekį yra, vienas ilgesnis, kitas trumpesnis. Tai čia vėlgi yra simboliai maldai sudėtų rankų Dievo ir žmogaus. Dievo ir žmogaus. Ir jos sudėtos sudaro tokią erdvę, kurią vadina Dionizo ausimi, ir maldos kyla į viršų. Čia jau įpinta ne biblinis simbolis, bet, žodžiu, susidaro erdvė, kur maldos kyla į viršų Dievo ir žmogaus rankos. Ir šiaip laivas pasiruošęs ir visiems primena, kad yra laikas įeiti į Dievo karalystę, yra laikas įlipti į Dievo valtį, yra laikas, ir be abejo tai nėra šitas pastatas ar koks nors kitas pastatas, nes tai yra simbolis dvasioje vykstančių dalykų. Yra laikas įlipti į Dievo valtį. O paskui, kai skaitom apie Nojų, atėjus laikui, Dievas užvėrė arkos duris. Ir daugiau niekas nebegalėjo ten patekti. Taip, kad yra ribotas laikas. Nes kai kurie žmonės sako, spėsiu atgailau dar kažką. Mes nežinom, spėsim ar ne. Netgi mes būdami, jau daug metų būdami Dievo laive, plaukdami su juo, įlipę į arką, būdami jo namus, galim išeiti pasivaikščioti. Tiesiog, dar. Dažnai būna, kada važiuoju kokią ekskursiją, žmogus sako, galiu aš dar kažkur nueiti. Žodžiu, visi laukitės, aš dar nueisiu, dar pažiūrėsiu, dar kažko paieškosiu. Ir paskui pradedi važiuoti, kažkas kažko išėjęs. Tai lygiai taip pat ir mums gali sekti, jeigu mes kasdieną nesistengsime gyventi pagal Dievo pažadus, neskubėsime taisyti savo kelių, tiesiog, sakysiu, šiandieną galiu leisti savo biškį, taip, aš nusipelniau truputį panodėmiauti. Nepanodėmiauti, bet tiesiog palaikyti zlastį širdį. Ir viskas. Ir nežinai, kada ateis ta akimirka, kada Dievas užvers tas vartus ir tu nebeįeini ir tu liksi, Sako, todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į jo atilsį, žiūrėkite, kad kas nepasiliktų. Žiūrėkite, kad kažkas nepasiliktų. Taigi, iki šiol yra atviras kvietimas viešpaties sekti juo, lipti į jo valtį ir persirti. Evangelija yra sekti Kristumi, plaukti su juo.
Nes kai kurie žmonės galvoja, kaip ir pradžioje sakiau, kad Dievas tegu ateina į mano gyvenimą ir daro, ką aš noriu. Suprantat, yra šalia Šiaulių toks kryžių kalnas, pilnas kryžių, bet ten nėra kapų. Ir ant kryžių visokių prašymų yra. Daugiausiai yra standartiniai, ačiū Dievui už tą, laimink tą ir visą kitą. Bet mano kolega, senas gidas, pasako, kad ten yra visokių užrašų. Kad ten yra tokių užrašų, kur saugok mūsų kaimą nuo tokios ir tokios liežuvio. Arba netgi dar baisiau prakeikimas gydytojams, nes jų kūdikis žuvo prie to gydytojo. Žodžiu, žmonės kartais galvoja, kad atnešiu kryžių ir ką nori išmelsiu. Tai toks starkmeldiškas prašymas. Mes negalime. Reiškia, Dievo kaip kokio burtininko pasikviesti į savo namus, kad jis vykdytų mūsų įgeidžius. Tai yra saviapgaulė kažko tokio tikėtis ir dar sakyti, aš į šventą vietą atnešiau šventą kryžių. Tai yra tik simbolis. Dievas atsako pagal mūsų širdies ketinimus, kaip jis sako, jūs negaunat, nes neprašot. Jūs prašot, bet negaunat. Vat vienas sakinys šventajame rašte. Jūs negaunat, nes neprašot. Bet mes prašom. Jūs prašot, bet negaunat. Dėl to, kad negerai prašot. Vien savo įgeidžiams patenkinti. Vadinasi, Dievas žiūri į mūsų širdį ir ten vyksta visi tie mūsų gyvenimai. Ir mes suprantam, ar mes palikom vieną krantą, ar ne, kiek mes pasiruošę plaukti. Bet tai yra žinia. Tai yra žinia. Šitą mieste jūs galit ir turit kviesti visus lipti į valtį kartu. Tai yra tas didysis paliepimas, plaukime. Bet kiekvienas pakvietęs Kristų į savo širdį turi suprasti, kad tai yra plaukimas, tai vadinasi, kažko palikimas, kad kažką įgytume. Mes jau gal plaukiam daugelis čia 30 metų, dar kažkiek, ir mums tai aktualu, mes seniai valtį, mes seniai yra, ir ne vieną audrą praplaukėm ir visą kitą, mes jau esame atviroje jūroje, mes esame atviram vandenyne, ir kai esame atviram vandenyne, kartais kyla klausimas, kur mes plaukiam? Žinai, per ežerą dar geriau, aš matau kitą krantą. Bet kai tu į bet kurią pusę žiūri ir tu nieko nematai, kartais iš tikrųjų gali prarasti viziją, supratimą, kur tu plauki, ar iš visko tu plauki, pradedi prisiminti česnakus, kaip ten per dykumą eidami žydai, ten tai kažkas buvo, prisiminti seną gyvenimą, kaip ten uliavojau, kaip kažką, visko gali būti. Ir dažniausiai tai vyksta, žinot, kada kai geras oras ir nėra audros. Kai per daug štilius ilgas pas mus pasidaro ir gyvenimas pakankamai toks neblogas, tada nesunku prisiminti ir tai, ką palikai krante ir bandyti juos kažkaip atgaivinti. Kažkoks toks keistas žmogus yra. Kai jam gerai, tai jis tada daro tokių dalykų, kad jam paskui būtų blogai. Kaip šventė. Šventės, jubiliejus, kažkokia šventė. Ir tada jie prisigeria, kad kitą dieną būtų blogai. Bet kitais atvejais ir tą patį darom nenaudodami gėrimo. Vėl kažkaip tai linkę į tai klysti. Šitame palyginime, šitoj pasakoje yra taip, kad Jėzus pasakė, irkime į seną pusę ir atleidę žmonės, mokiniai pasiėmė jį, nes jis tebebuvo valtyje. Ir toliau parašyta, kad kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Jėzus su mokiniais įrėsi į kitą krantą, bet kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Kristus dovanoja mums amžinai gyvenimą, dovanoja kažką, žada kažką. Ir mes plaukiame su juo, bet kažkas ir kitas gali taip pat to pačio siekia, ką dovanoja mums Kristus, bet savom jėgom. Ir gali sakyti, nereikia.
Nebūtinai Dievas ir pačiam galima savo jėgom susikurti. Ir kūrėsi, ir gyvena, ir tam tikrų rezultatų pasiekia. Tik tai man klausimas, kai Jėzus priplaukė į kitą krantą po visas audras, daugiau nieko nekalbama apie tas valtis. Kur jos? Nuskendo, perplaukė, nuėjo savo keliais. Kai Jėzus perplaukė krantą, jis ten pradėjo išvarinėti velnius, nes ten atbėgo apsėstasis. Vyko kažkokie dalykai. Nežinau, gal pamatė tą velnių apsėstą, valtis atgal pasuka. Istorija nutyli. Bet to pačio tikslo, kurį žada mums Kristus, siekia ir kiti žmonės. Ir kiti taip pat ir palieka krantą ir visą kitą. Ir daugiau mažiau sėkmės gali turėti. Bet ar persirė yra krantą, neaišku. Kartu plaukė ir kitos mažos valtis. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame. Pabudęs jis sudraudė vėją, įsakė ežerui: nutilk, nusiramink. To jau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė: kodėl esate tokie bailūs, ar vis dar neturite tikėjimo? Jos apėmė didelę baimę ir jie kalbėjo vienas kitam, kas jis toks, net vėjas ir ežeras jo klauso. Taigi, tokia istorija, kad ir tokia jau dalis, jeigu mes kažkur tai kažką tai norim pasiekti, anksčiau ir vėliau iškyla kažkokie tai trukdžiai. Ir tai yra saviapgaulė, kad jeigu mes gyvenam su Jėzumi, tai nieko blogo negali atsitikti. Neturi nieko atsitikti, viskas. Ramiai Jėzus sako: plaukiam į kitą krantą, plaukiam. Ir dabar reiškia, kadangi mes su Jėzumi, tai bus tyki, ledas bus tiesiog. Ramu, nieko blogo negali atsitikti. Kas gali atsitikti? Suprantat, vieną kartą toks atvejis buvo. Dirbam viename tokiame, su sienų apipavidaliniu dekoravimu Vilniaus prekybos centre Panorama. Ir ten turėjom daryti tokias aukštas kolonas marmuro imitaciją. Kad galėtų mus tenai įdarbinti, mes turėjom baigti aukštalipio kursus, gauti aukštalipio pažymėjimą, nes objektas stebimas ir visa kita, ir be to pažymėjimo negali būti, nes mes jau turėjom dirbti aukščiau negu 2 metrai. Jeigu aukščiau negu 2 metrai, tai jau turi turėti aukštalipio pažymėjimą. Kam daromas toks aukštalipio pažymėjimas? Tie, kas samdo, jeigu jie pasisamdytų darbininką be aukštalipio pažymėjimo ir jisai nukristų, tai kaltas būtų tas, kuris jį pasamdė. Bet jeigu nukrito aukštalipio pažymėjimą turintis, tai kaltas tas, kuris nukrito. Nes jis turi pažymėjimą ir jis turi žinoti visas saugos taisyklės. Tai suprantat, vienas mūsų tarpe buvo taip. Kai mes nuvažiavom į Vilnių, turėdami tos pažymėjimus, ant aukštos kolonos, tada jisai pasilipė ir kad geriau pasiektų tokios mediniai turėklai. Jis atsistojo ant to turėklų, be jokių prisirišimų, žodžiu, be nieko. Ten pagal visas taisyklės jau, reiškia, aukščiau 2 metrų, tu turi virvę prisirišti, užsikabinti, žodžiu, kad jau taisyklės yra taisyklės. Bet jis aukščiausiai, reiškia, ten, nežinau, žodžiu, aukštai. Ir jis taip užsilipo, tie turėklai tokie menkučiai, žinai, o sakau, baigtų, nukrisi, ką darai. Ką, turim pažymėjimą. Turim aukštalipio pažymėjimą, sako. Tipo, aš galvoju, ar tas pažymėjimas jį apsaugo? Taip, aš irgi turiu automobilio teisės, bet per raudoną važiuoti man neleidžia. Žinai, tipo, kažkoks toks požiūris, apsaugos. Žinai, aš galiu nesisaugoti. Tai atvirkščiai.
Tu turi aukštajame pažymėjimą, vadinasi, tu esi atsakingas už tai, kad tai pagal visas taisyklės tu darbuotumės. Ir tu būsi kaltas, kad nepririšai. Lygiai taip pat, jeigu mes turime Jėzų, gyvename su juo, tai nereiškia, kad vien tai, kad mes pakvietėme Jėzų savo gyvenimą, viskas bus gerai. Ne. Jeigu mes gyvensime pagal jo žodį, o tada viskas bus gerai. Taip kad, tai, kad Jėzus plaukė su mokiniais, nereiškia, kad nebus audros. Nors galėjo taip ir atrodyti. Nieko blogo nebus, viešpats su mumis. Taip, viešpats mūsų mumis, bet audra pakilo. Audra pakilo didelė ir dar padidėjo. Žinot, kai audra pakilo, aš vis galvoju, čia pakilo audra ir ten pradėjo semti, visi panikuoti. Parašyta, panikuoti, pradėjo šaukti ten visą kitą, o Jėzus miegojo. Jėzus miegojo, o jie panikavo. Tai aš suprantu vieną dalyką, kad, valtis blaškėsi truputį daugiau, negu ją blaškė audra. Nes panika, jinai, žinai, tu plauki, valtis sujuda ir tu tada, pavyzdžiui, aš pamenu, kai kažkada mokiausi dailės fakultete ir vasarą buvom išvažiavę į plenerą. Ir vieną dieną mes sumanėm tapyti iš valties. Ir mūsų buvo nemažai, tai po tos dienos aš grįžau ir naktį negalėjau užmigti, man buvo jūros liga. Nes, supranti, kas nors atsistoja. Žinai, į valtis į vieną pusę pakrypsta. Tada visi pradedam šaukti ant jo, kad tu judini. Tada eina į kitą pusę. Tada tas dar labiau pakrypsta. Ir žodžiu, žinai, kad trukdydami ir šaukdami ant kito, mes dar labiau išjudindavome tą valtį. Tai aš įsivaizduoju, kad šitie mokiniai prasidėjus audrai ir pakilus pirmos panikos priežiūrėms, jie pradėjo blaškytis ir dar labiau tą valtį sviruoti. Ar pažįstame tokią situaciją? Kad ir mūsų gyvenime, pavyzdžiui, ką nors padarai ir pradedi taisyti. Ar ne? Čia, jeigu kas matė komediją apie Misterį Beaną, kuris paveikslą taisė, biškį sutepė, pradėjo taisyti, tada dar blogiau, tada panika, dar labiau gadint. Ir aš esu ne kartą tokių dalykų pridaręs kažkur, tai kai tu pradedi paskubi taisyti, nes tu per greit supanikuoji. Nebuvo tiek bėdos, jeigu tu susilaikytum ir kažkaip tai pralauktum. Bet sukyla emocijos, ar ne? Praeito sekmadienio tema Inga kalbėjo apie krikščionį ir emocijas, ir tos emocijos, jos viską padaro. Yra tokia istorija, kad reiškia, velnias atrišo žirgą. Žirgas išmindė avižas. Tas žmogus, kieno avižas išmindė, paėmė šautuvą ir nušovė tą arklį. Tas žmogus, kieno buvo tas arklys, atėjo ir išdaužė langus tam, kuris nušovė jo arklį. Tada sūnus to, kuriam išdaužė langus, nuėjo su kočelais, ištvanojo anuos. Ir taip susimušė visas miestelis. Ir tada jie susirinko į bažnyčią, sako, kas čia yra? Ir kunigas sako, velnias kaltas. Čia velnias daro, žinai. O velnias sako, o prie ko čia aš? Aš tik arklį atrišau. Aš nieko neužmušau, aš tik arklį atrišau. Tai tie dalykai būna, kad mes patys pridarom. Ir jeigu sugebėtume kažkur tai truputį susilaikyti tam tikrų laikų. Ir viskas būtų. Bet kas bus tas drąsuolis, kad bus tas stipruolis? Pasaulis tikisi, kad krikščionis bus tas. Kad ant jo bus galima daryti. Darbe tokie dalykai, bet kur, šeimoje, darbe, visur, kur mes plaukėme su Jėzumi, yra tie dalykai ir netyčia, ar ne? Ir tada ieškom, kas kaltas, kas yra. Žinote, yra tokia, tarkim, viena alegorija apie darbą papasako. Kad, reiškia, pasigavo vilkai šunį ir norėjo jį sudraskyti, bet šuo įkalbėjo jos to nedaryti, sako, geriau į bandą priimkit, žinau, kur avys ganosi ir visą kitą. Jie priėmė ir 4 metus jie
dirbo savo darbą, draskė vis ir visą kitą, paskui atėjo blogi laikai, jie prisiminė, kad čia šuo ir jie sudraskė. Reikia ateiti laidotuvės, vilkai sako, reikia ir mums. Vis tik pažinojom šitą vilšūnį, atneškim, vainiką, o ką vainiką užrašyti? Užrašyti nuo draugų neišeina, nes kokie čia draugai, jeigu sudraskėm. Tai parašykim nuo priešo irgi tiek metų petys petin darbavomės, pagalvoju, užrašėm. Nuo kolegų. Kai aš autobuse papasakau šitą istoriją vienam kolektyvui veždamas, aš pamačiau, kad jie neteisingai suprato ir visi pradėjo viršininkus kalbėti vilkais laikyti. Kai tik kalba apie valdžią, tai vilkai. Čia, kad, šitos alegorijos esmė yra ta, kad mes visi esam vilkai. Visose mumyse yra vilkas. Ir mes nežinom, kai mes pasielgsim, kada mums, ar kolegai, ar man reikės išeiti iš darbo ir priklauso nuo kažkokios smulkmenos. Kiek mes pasiruošę paaukoti save, ar nepaaukoti save, ar mes avys, ar vilkai. Mumyse gyvena tas vilkas ir jis bet kada gali atgyti. Suteikia jam tik tai sąlygas. Tai vat, kiek mes gabus sutramdyti tą vilką savyje, kiek mes pasiruošę mirčiai ant kryžiaus, nukryžiuoti kažkokį savo ir sustabdyti tą audrą, kuri įsisiautėja. Kartais nukrenta paprasčiausiai akmuo, o mes iš to sukeliam audrą. Kažkokia pasaka yra, dangus griūva. Kokiam gyvūnėliui lapelis ar ten lašas nukrito ir kaip ten toliau buvo. Lapelis nukrito, jis pradėjo bėgti, sako, sutinka kitą, ko bėgi, dangus griūva, tas irgi pradėjo bėgti. Sako, koks sutinka lapę, kur bėgat, dangus griūva, bėgam, iš kur žinai, man ant uodegos nukrito jau. Ir taip, žodžiu. Tai kas iš mūsų sugebės, arba kada, mes turėtum, nežinau, mes galim sustabdyti tą audrą, bet mes per silpni esame. Ir galiausiai tada jau, kai jau audra tiek įsisiautėja, kai jau ten prasideda, nežinau, baisiausi dalykai darytis, tada prisimenam Kristų. Bet jį prisimenam negeruoju. Mokiniai negeruoju prisiminė. Nebuvo taip, palaukit, nusiraminkit, mokiniai, nusiraminkit. Taigi Jėzus su mumis, ko mes čia panikuojam? Taigi Jėzus, Dievas su mumis yra. Ne, mokiniai taip nepasakė. Jie prisiminė Jėzų, jie pažadino jį ir jie apkaltino jį. Jie sako, tau nerūpi. Miegi savo čia ramiausiai, mes skęstam, o tu žinai, tai žinom, kad tu neskęsti, vandeniu moki vaikščioti, o mes, tau nerūpi. Vat kaip prisimenamas Dievas, negeruoju, neapsidžiaugia, kaip mes užmiršom, kad mes su Dievu gyvenam. Jėtus, nusiraminkit, jokios panikos, tuo Jėzų pažadinsim ir jis viską sutvarkys. Bet kas yra su mumis? Kad emocijos mus taip užvaldo, mes taip pradėjome, kad nesugebam supranti, turėdami viešpatį savo širdį, gyvendami su juo tiek metų, vėl ir vėl mes paslinkstam ant tokio pačio akmens. Vėl ir vėl mes imam pagalvoti, kad tas Dievas kažkaip tai nelabai mane myli. Kažkas yra ne taip, bet su juo. Manim viskas gerai. Bet jis vėl kažkur tai reiškia į kitus labiau nusikreipęs. Bet Jėzus kažkaip tai nepasidavė emocijam. Pabudęs, sudraudė vėją ir įsakė ežerui, nutilk, nusiramink. Taip pat vėjas nurimo ir pasidarė visiškai ramu. Šitame pasakoje man labai krenta į akis, kad Jėzus sudraudė vėją ir įsakė ežerui. Yra du veiksmai. Atrodytų sudraudė vėją, vėjas yra audros priežastis.
ir ežeras nurimo. Ne. Sudraudė vėją ir tada įsakė ežerui. Aš ir pats pastebėjau, kad dalykai, kad ta priežastis, dėl ko kilo kažkoks tai audra manyje, ta priežastis jau senai užmaršty, bet manyje emocijos dar kelias dienas. Dar kelias dienas aš negaliu užmiršti, dar kelias dienas aš esu blaškomas, dar kelias dienas aš filtruoju per dantis tas drumzlės, kurias sukėlė ta audra. Nežinot, viskas kaip. Būna ramu, tai ramu. O kai drumzlės, tai kyla visokie seni dalykai, žodžiu, viskas ten pakyla. Ir dar kelias dienas. Senai audros nėra. Senai viskas nuraminta. Bet protas aš ilgai dar. Todėl Jėzus sudraudžia vėją ir tada įsako ežerui. Nusiramink. Nutilk. Iš tikrųjų galim pažiūrėti, kad Dievo pagalbos mums dažniau reikia mūsų sielai tos ramybės. Senai Kristus numirė už mus. Ir mūsų nuodėmės yra nuplautos krauju. Bet pasiekmės dar ilgai. Atleisti ilgai, savo negalim užmiršti, negalim dar kažkokių dalykų yra. Ir čia irgi tiesiog gali būti, kad be Dievo pagalbos, be jo prisilietimo ir nuraminimo mūsų, mes sunkiai beįsiversim. Todėl, jeigu paklusom viešpaties paraginimui, persirkime į kitą krantą su juo. Tai ir irkime mes su juo, neužmirždami, kad jis yra su mumis, kuris sustabdys vėją. Jis yra su mumis, kuris ir nuramins mūsų įsiaudrinusią sielą. Klauskimės prie jo, kad nuplauktume į amžinąjį gyvenimą.